Kas yra krikštas ir ar tai būtina? Biblija ir būtent Naujasis testamentas parodo mums du krikšto tipus. Abu jie labai reikalingi ir labai svarbus kiekvienam krikščioniui ar žmogui, kuris nusprendė sekti paskui Kristų. Eiti į tiesą, o ne nuo jos. Pirmas tipas krikšto – tai vandens krikštas. Tai matomas fizinis ir dvasinis žingsnis, nuo kurio ir prasideda jūsų kaip krikščionio kelias, oficialiai. Vandens krikštas – tai tiesioginė prasme žmogaus pilnas panardinimas po vandeniu. Krikštą jums gali duoti bet kuris tikras krikščionis. Jis neprivalo užimti kažkokių aukštų pareigų bažnyčioje. Užtenka, kad tas žmogus krikščionis seka paskui Kristų ir yra pats priėmęs krikštą. Kad priimti krikštą egzistuoja keletas reikalavimų. Pirmas – žmogus turi tikėti ir priimti Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Jis yra dalis Dievo Tėvo ir Šventosios Dvasios. Jūs turite tikėti Dievo trejybę. Jėzus yra gelbėtojas ir Dievas. Jono 14 skyrius 16 eilutė. Mato 28 skyrius 18 ir 20 eilutės. Ir kitas vietas Biblijoje, kurios parodys, į ką turite tikėti, jeigu jūs tampate krikščioniu ir norite priimti krikštą. Svarbiausia krikšto dalis, kad mes krikštijamės į Jėzų Kristų. Mes krikštijamės į jo mirtį. Mirštame, būname palaidoti ir prisikeliame kartu su Jėzumi. Tai, ką reiškia pats krikšto procesas. Panyrame po vandeniu, būname po vandeniu ir išnyrame. Numirštame, būname palaidoti ir prisikeliame į Jėzų Kristų. Mes mirštame senam gyvenimui ir prisikeliame naujam gyvenimui jame. Antras reikalavimas – tai, kad jūs turite suprasti krikšto prasmę. Jūs turite būti sąmoningo amžiaus, kada jūs patys priimate sprendimą krikštytis. Tai turi būti jūsų sprendimas. Tai sandora su pačiu Dievu. Tai jūsų sprendimas. Kada jūs sakote taip, aš noriu sekti paskui Kristų. Taip, aš noriu priimti krikštą. Taip, aš priimu Jėzų Kristų savo gelbėtoju. Taip, aš atiduodu savo gyvenimą jam. Mirštu senam, nuodėmingam gyvenimui ir prisikeliu naujam gyvenimui. Krikštas yra sąmoningas, suaugusio žmogaus sprendimas. Jokiu būdu niekas šito sprendimo negali priimti vietoje jūsų. Jūs turite būti suaugęs žmogus, kuris supranta, ką daro. Krikštas kūdikystėje, kurio jūs neprisimenate, kurio jūs nepasirinkote, nesiskaito krikštu. Tokio krikšto Biblijoje niekada nebuvo ir niekur nerasite, kad bent vienas žmogus buvo pakrikštytas jam to nesuvokiant. Pati krikšto esmė parodo mums tai, jog tai turi būti mūsų sąmoningas sprendimas. Pabrėšiu tai, kad krikštas vaikų amžiuje ar kūdikystėje, kada jūs nesupratote, kas su jumis vyksta ir ką daro už jūs, nesiskaito. Tai ne jūsų sprendimas. Jūs asmeniškai sandorą su Dievu neįstojote. Kad ir kas jums ką besakytų apie kūdikių krikštą, tai sugalvojo skirtingos religijos ar konfesijos. Tai ne biblinis krikštas. Tokio krikšto Biblijoje nėra. Pats Jėzus Kristus priėmė vandens krikštą, kad parodytų mums pavyzdį, taip kaip jam pačiam krikšto nereikėjo. Priimdami krikštą jūs prižadate Dievui švarę sąžinę ir naują gyvenimą dėl jo. Jūs atiduodate save jam. 1 Petro 3 skyrius 21 eilutė. Tokio sprendimo ir pažado niekas negali duoti vietoje jūsų. Jūs turite būti tokio amžiaus, kada pilnai suprantate, ką darote. Net Jonas Krikštytojas suprato, kad Jėzui nebuvo poreikio krikštytis, kada jis pats turėjo krikštytis nuo jo, o net atvirkščiai. Bet Jėzus tai padarė, kad parodytų mums, kaip viskas turi būti padaryta ir atlikta ir kas po šito turi įvykti. Priminsiu, kad Jėzus vandens krikštą priėmė 30 metų. Jo nekrikštijo Marija su Juozapu vaikiškame amžiuje, kažkur šventykloje. Kaip vyksta pats krikštijimas? Tai labai paprasta. Jeigu šitie du reikalavimai įvykdyti, jūs krikštijatės į Jėzų Kristų,
Jūs žinote, kad tai jūsų Dievas, jūsų gelbėtojas, kad yra Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, ir tai yra vienas Dievas. Ir suprantate, kad šitaip stojate į sandarą su Dievu, mirštate senajam gyvenimui ir prisikeliate naujam gyvenimui Jėzui. Atiduodate naują savo gyvenimą ir esate pakankamai suaugusiame amžiuje, kad suprastumėte, ką jūs darote. Štai tada krikštą galima atlikti. Jėzus krikštą priėmė Jordano upėje. Tai buvo upė, kur buvo daug vandens, kur žmogus galėjo būti panardinamas pilnai po vandeniu. Jonas krikštytojas taip pat krikštijo upėje ir kitose vandens vietose, ir visi kiti krikščioniai buvo krikštėjami ten, kur buvo daug vandens, todėl kad žmogus turi turėti galimybę būti panardinamas pilnai po vandeniu. Joks pašlakstimas ar užliejimas ant galvos tai ne biblinis krikštas, tai visai kitoks būdas, kurį sugalvojo patys žmonės, ir jis visiškai neatspindi to krikšto, kurį mums parodė pats Dievas. Šitam jums reikia baseino, upės, bet kokio vandens telkinio, kur jūs suprantate, kad galės jūs panardinti pilnai po vandeniu. Jums taip pat dar reikalingas kitas krikščionis, kuris taip pat yra priėmęs krikštą, kuris gali duoti jums tokį krikštą. Krikščionis, kuris jums duoda krikštą, neturi kažkokios reikšmės. Jis tik žmogus, kuris fiziškai padeda jums panirti į vandenį. Tai asmeniška sandora, kurią jūs asmeniškai pasirašote su Dievu. Krikščionis, kuris padeda priimti krikštą, prieš tai turi užduoti 3 labai svarbius klausimus. Pirmas, tiki tu, kad Jėzus Kristus numirė už tave ant kryžiaus ir išpirko tave. Antras, priėmė jį kaip savo asmeninį gelbėtoją. Ir trečias, pažadai jam tarnauti švaria sąžine iki savo gyvenimo galo. Tiki, priėmi, pažadė. Po šito krikščionis pilnai panardina jūs po vandeniu ir pakelia iš vandens. Ir tai reiškia, kad krikštas įvyko. Tai viskas. Toliau, kas vyksta po krikšto, tai jau priklauso nuo jūsų. Bet paprastai, pirmiausia, kas daroma, tai priimama komunija, pirmoji komunija. Dar noriu jums priminti, kad komuniją su duona ir vynu gali priimti tik žmogus, kuris yra sandoroje su Dievu, su Jėzumi, tai yra priėmęs vandens krikštą. Tik jeigu žmogus priėmė krikštą, jis turi teisę priimti komuniją. Turi teisę būti dalis šito. Dvasinėme gyvenime, kai duona ir vynas tampa komunija, už kuriuos jau pasimeldė, turi labai didelę reikšmę ir su tuom jokių būdų negalima žaisti. Priimti komuniją gali tik krikščionis, kuris įstoja į sandorą su Jėzumi. Va taip, tam nereikia daugybės laiko pasiruošimui. Krikščionis neturi tai daryti vieną kartą į metus ar į pusmetį, bet koks krikščionis, pas kurį ateina žmogus su noru priimti krikštą, privalo suteikti jį iš karto, įsitikinus, kad žmogus įgyvendino tuos 2 reikalavimus. Jis supranta, kas yra krikštas, jis priima Kristų savo gelbėtojų ir nori gyventi jam. Viskas, nereikia metų pasiruošimams, kad žmogus lauktų neaišku kiek. Rytojaus gali nebebūti. Prisiminkite, per krikštą jūs įstojate į sandarą su Jėzumi. Jūs neįstojate į sandarą su kokia tai nors konfesija ar kokia religija ar bažnyčia, turiu omenyje kaip pastatu, ar kokia tai grupė žmonių. Jūs tiesiogiai įstojate į sandarą su Jėzumi. Tai jokių būdų jūsų nepririša kokiai tai konfesijai, tai pačiai kitai religijai. Yra daug vietų, kur jums neduos krikšto, nes pas jų nevaikštote. Reikia pas juos būti. Tai ne biblinis priėjimas prie krikšto. Taip neturi būti. Koks tipas antro krikšto? Pažiūrėkite kitoje dalyje.